Turim, pagaliau tai, ko reikia. O, pilna. O, peliuko urvelis. Iššūdama. Greitai nuspaudžiam. Sveiki sugrįžę į bildų seriją. Tai praeitą ketvirtadienį darbavomės prie šio pakrovėjo, tai tą seriją galite pamatyti štai čia, o šiandien einam darbuotis toliau. Vakar parsivarėm iš kebulisto, tai galiu parodyti, ką padarė. Tai ištiesino šitą dalį kėbulą, plunksną vadinamą kitų, ištiesino linkus originalų sparną, kad nereiktų keisti naujų. Ir pritvirtino vadinamą televizorių, kad būtų jau savo vietoj. Aišku, dar visi sparnai kapotas neatsigulė į savo vietą, tai jie judinsis, tai dėl tarpų neseinančių labai nesisiparinam šiuo metu, bus viskas atlikta padažyta. Tai su priekiu viskas kaip ir aišku, ko laukiam vietos dažykloje, šiandien dirbsiu prie salono. Kimbam į darbus. Na ką, grįžtam prie čardžerio variklio. Tai kaip ir minėjau, su detalėm tikrai turėsim iššūkių, tai ir turėjom. Užsakėm visas detalės prieš šventes, šiaip ne taip 3 savaitės pavykdavo susirašyti su žmogum ir gauti kažkokią informaciją, bet akivaizdu tai buvo melas, detalių nėra. Bet mums pavyko surasti kitą žmogų, kuris parūpino tai, ko reikia, jis turėjo, tiesiog prieš šventes nedirbo kaip visi mes normalūs. Gal ne mes. Tai žodžiu, turim pagaliau tai, ko reikia ir galėsim šiandien šitą žvėrį užkurti pagaliau. Mes turėjom per kalėdas įkurt, bet šiandien bus ta diena pagaliau. Na, kaip matot, pažeista kėbulo dalis jau savo vietai. Tai kėbulistas įvertino situaciją ir priėmė sprendimą, kad geriau ištiesinti tą patį originalą, nes jis nebuvo daug pažeistas, jis tiesiog buvo patemptas, palenktas, tai ten iš esmės konstrukcijai ir saugumui ateityje neturi jokių bėdų. Tai viskas bus kokybiškai paruošta, nudažyta ir išvaškuota nuo ateities rūdžių. Na ką, nekalbam daugiau, einam dirbti, nes čia kalnas darbų. Tadas nežino, kuom skiriasi pushrod variklis nuo paprasto variklio, mum įprasto tiksliau variklio. Tai įprasta mum varikliai yra velenėlis stovi virš vožtuvų, įsiurbimo išmetimų ir spaudžia tiesiai į patį vožtuvą. O pushrodiniam varikliai yra vienas velenas per vidurį po įsiurbimo kolektoriumi.
Ir jisai, kai sukas, jis stumia tą rodą, push rodą į pačią galvą, vadinamą. Taip, atvirkščiai. Ir tada tas rodas pastumia dar dalį ir ta dalis pastumia velenėlį. O, jas. Ne velenėlį šitą. Supratau. Vošt. Buvo pilnai. Vis nebepavojinga. Ne, tai nuo 17 metų freonas eina nekenksmingas. Gerai, kad šitas kaip tik 17. Ne, mano draugas. Liepiau atiduoti, nes atsibaudu. Ir įdarbinau blizoną. Jau ar būtumėt pagalvoję, kad čia yra sveikas radiatorius ir pilna sistema freono? Turbūt ne, kaip ir mes. Tai jis taip atrodo vis lankstytas. Visur gavęs į svarbės vietas kietas smūgį yra. Jis atrodo kiauras, literaliai, čia viskas išplėšta. O vėl, šį kartą buvo pilnas Tough Dodge. Daugiau patiesimų. Šio pačios neina paprašiau, tai myžam. Šiandien būsiu truputį žvairas. Dabar ardau saugiklinės dėžę. Reikia kiekvieną laidelį atjungti iš tos dėžutės, kur dedas įrėlės, saugikliai. Ir pakeisti tą sudaužytą. Kodėl mes taip darom? Nes laidai, kuriuos nusipirkom kaip gerus, nukarpyti. Taip. Važiuojam, aš noriu šiandien užkurt, o ne kažkada. Kam daryti šitoj vietoj jungti su užraktu? Tam, kad norėtum O, žiūrėk, radau tą fišką, kur nulūžusi. Eik tu savo. Žiūrėk, galėsi prilituoti ir Žiūrėk, palikti dabar ten. Dabar vieną. Man dabar labai rūpi tas termometras. Aš manau taip, nes dėl Kiek jos tu lauke pirktum dar temperatūra? tu vieną tokį šūdų krūvą. Ir tu dar kartą tą darytum. Ai, atsitokit nuo manęs. Aš čia labai užsiėmęs. Ai, įdomu, ne? Va, žiūrėk. Ne, mane skauda. Pirštui skauda. Gerai. Tai nenuimu kolektoriaus dėl to, kad iš pačio galvo įeina šlanga į ir tiesiog užsimauna, kaip čia, sakykim. Bet jinai, kadangi ten prikepus per tiek kilometrų, jinai nenori judėti. Ai, ta mažulė. Aha. Tai atjungsim ją kur nors kitur, kur jinai nori čia. Ten toli. O paskui dasivėsim. Čia vakuuminė, jo. Tai aš galiu tiesiog gražiai išmasažuoti iš puslės. Nu, kaip sekas masažuot? Profesionalas masažuotojas. O, peliuko urvelis. A, nu. Važiuojam. Bet tai, žiūrėk, teoriškai gyvena peliukas, už kurį tada kepi peliuką. Spa darosi. Spada. Žiūrėk, reikia pasiurpti, nes jau krenta į ten, kur nereikia.
tokie kaip stiprios rankytės visą laiką mėgsta užkurti variklį daužto automobilio, tai vat, ką turim viduj, išsiurbimo kolektorius buvo dužęs ir ta detalė, kuri nuskilus yra čia, jau laukia patekti į stūmoklį. Tai va, jokių kūrimų, jeigu čia viskas sudaužyta aplink, reikia pirmą įsitikinti, kad tenai nieko nėra. Čia ir sraigiai yra. Jei gali ir kažką. Eco-friendly su sraigiam. Stiprios rankos yra Armstrong. Daro arba uždaro viduje esančias sklendes. Tai realiai nereikia vožtų valdymo daryti. Same, bet different. Arba čia yra jau naudotas įdėtas. Nu, ne originalas. Čia dar vis originalas. Kadangi nepagalvom ir nenuspirkom naujų tarpinių, perdėsiu iš mūsų kolektoriaus į naują, nes čia jau yra plyšusios kelios. Tai iššūdo dar užšūdo. Aišku, dar dėsim silikoną ant viršaus. Išardyti nėra problema. 10 varžtų. Turim vieną kartą. Vieną kartą turim? Jo. Ne. Aš vieną kartą matau, kaip tau reikia atgal pavažiuoti. Gerai. Ten. O kaip po tas vamsdelis? Einičių žinį pasim. Dėkui. Tai va, ačiū tam, kas pravodkę parduodat nukarpytą. Ne taip viskas vyksta. Va. Pasakyčiau garsiai, bet. Reikia pradėsiu tu. Darom statymus. Ar iš pirmo karto man pavyks ar ne teisingai sujungti šitą bardaką. Antra diena prie saugiklinės. Valandom kokias 2-3 gal prabėgo valandas labai greitai. Bet neužilgo sužinosim, ar kepsim šašlyką, ar girdėsim, kaip dirba V8. Pažiūrėsim, kaip man sekėsi visgi perinkti šią saugiklinę. Ir man tai tiki, kad paėjo, ar ne? Aišku, taip. Tiki. Neturim laiko netiki. Šitus tai realiai net aš sudėjau. O Jėzu. Iš anos pusės norėjai pasakyti? Taps iš anos. Nu, iš anos pusės sudėtum šitą visą. Dėčiau. Dėtum. Tu sugebi, aš sugebi. Važiuot norėtum. Aš nesakau, kad aš čia stebuklą padariau, tiesiog belekiek kantrybės. Trikampiuką, kvadratuką sudėjau. Nu. Dar pagal spalvas. Nenurašyk taip manęs. Jau nedažalinuką, pirmoką, žinai. Čia kantrybės daugiausiai reikalauja šitas darbas šitai. Šiaip nieko čia baisaus. Būtų laidai bent kiek ilgesni, iš ko pažaisti būtų faina. Bet
Labai trumpi. Nauja elektrinė dalis ABS bloko. Nekurima, prasukama, ar aplamai veikia kažkas. Dabar tik lengviau yra daryti. Prasuksi pis vandens šičiurk. Valytuvo varžto šito nepamėsim. Čia dėt. Čia dėt? Nu. Tu užkabink šitą čia. If you know, you know. Aš čia matau jau nuplėštas. Raktų nematai. Mato raktus. Labai graži rida šiaip. 9-1-1-1-1. Išjunk valytuvus. Ai, nelabai galiu. Rėlė išjung. Ventiliatorius. Taigi salono nėra, Irman. Ką aš tau išjung? Salono nėra? Ką tu padarei? Tai barška, nes net degimo nevyko, detonavo. Nu gerai, gal. Dedam prikurkę? O kas čia per bairį? Ko čia nesisuka? Tai akumas, man. Akumas čia? Jis man tai kažkaip sunkiai suk pradėti, tiesiog. Jis Pažiūrėk, prarijęs begiamo, tada važiuok kaip jis uždusęs gal, nuo žemė. Gal tau užkūrė ir gesina įgyvenį. Oi, tai va kas barška, pas čia barška akmenys, tiesiog vis kartu, nes pilna ten. Dėk ir man tai. Ir neužsikūrė, ir kūrėm jau. Prašau! Kūras dar, netėjo. Labai tu išleidęs buvo Irmi daug, ne? Pilnai, vis. Tai tuoj dar pažaisiu su degim. Dar detonuoja. Greitai nuspaudžiam. Dar kartą, perkravimas. Tai tuo įsijungs. Jis gyvas! Nedirba, nu. Tai dega, nes varo pro šoną viską. Ant duslintuvo buvo. Pribėgė viską ant duslintuvo. Tai ką, Irmi, tvarkom žvakės? Imam žvakės, žiūrėjau. Imam lauk. Žiūrėk, tai viską, ką perinkom, buvo teisingai padaryti. Dabar liko buvusios bėdos iš Kanados. Gali būti tiesiog. Gal drėgmės daug prigaudė. Tai Gali jau, būti elementariai. tai čiagi kiaura buvo. Gali šiukšlių tam pačiam cilindrui. Elementariai. Kai spėjo įtraukti, nu galėjo, aišku. Galėjo. Tai sraigė bus. Mačiau buvo. Tai dažnai būna. Ką, Milvokis gaminsim to. Kamerą? Ai, nu, tai reikia rytoj. Rytoj? Skambinam Milvokį. Reikia kameros. Dabar paskambinam. Kiek čia tu? Per daug. Gerai, pabandom pirmą pasižiūrėti žvakės, tada Milvokį skambinsim rytoj, dabar per vėlui. Tai šiandien naudojam standartinius suktukus impaktinius, o ne tuos, nežinau. Žirafos ten. Ne antis naudojam šiandien. Tai nebegaliu prieit, antiek pripratau per mėnesį gal laiko. Nebemoku šitą naudot. Realiai, kaip. Milvokį, gražiai. Tai skambinsim Milvokį. Vos ne kaip su ranka atrodo, kad sukti. Ir tarsimės dėl įrankių. Kadangi labai sunkiai dirbant laisvų, sprendėm elementariausią dalyką, žiūrėt, tai yra žvakės.
ir yra viena iš žvakių yra po korozija viduj. Gali būti, kad tiek ir užteks pravalyti. Keis dar neskubam, nes ant cilindrų yra 2 žvakės. Yra iš viso šitam varikliu 16. Ne biudžetinis variantas gaunas. Tai bandom biudžetinis išvalyti. Dar pasuk. Galim bandyti su rinkiniu. Nėra, bent jau dirba be manęs. Nu, vadinat padė. Norėtų geriau dirba. Nu. Burnauta. Dabar tau. Dabar ir sisioja. No. Na tai šiandienos tikslai pasiekti, užkūrėm, prasukom ratus ir tikiuosi jums labai patiko, nes mes esam žiauriai laimingi, kad važiuoja. Na ir būtinai nepamirškite paspausti subscribe, like ir share. Iki kito epizodo.